Sveiki visi, jau susirinkom trečiam epizodui. Šiandien kalbėsiu tokia truputį keista tema. Man tai yra kaip guilty pleasure, tai kai tau nelabai malonu tai pasiskaityti, gal net ir kai YouTube kokį video žiūri, jau turi taip patildyti, kad draugė negirdėtų. Bet vis tiek truputį niešti sužinot, kokių yra keistų žmonių. Tai struktūra bus tokia maždaug šios tinklalaidės. Pakalbėsiu apie populiariausius kultus, kokius suradau, ir kurie man asmeniškai buvo įdomiausi, ir jiems skirsiu daugiausia dėmesio. Nors nesuklydau, tavo mamai skirsi daugiausia dėmesio. Ir turim šiandien dar vieną nevykusį prikolą, tiksliau pirmąjį nevykusį prikolą, tai tikiuosi daugiau jų nebus. Tai gerai, surimtėjom. Tai aptarsiu pagrindinius kultus ir tada pagalvau, kas aš būčiau toks, jei nesuteikčiau pamokymo. Tai aptarsiu dar kelias pagrindinės religijas, bet tas aptarimas bus labiau toks faktų pristatymas. Tai nes pagalvau, kad besiskaitydamas apie tos kultus, nes kai kurie iš jų save pristato kaip religiją, kad, aš nieko nežinau apie religijas, tai greit pasiskaičiau, po to pagalvojau, kad po to paskau savo draugam ir supratau, kad ir jie nieko nežino, tai sudėjau tokius greit faktus, suskaitysiu, gal kiam protmušį pravers, ar prieš mačiutę galėsit pavaizduoti, nežinau, darykit ką norit. Tai gerai, pradėsiu nuo pirmo energetinio gėrimo, juokelis, kad kultas. Tai Scientologai. Tai jie yra vieni populiariausi turbūt, manau, daugumą ir būsit girdėję, tai net nežinau, kaip jas tiksliai vardinti, tai pasitelkiu interneto pagalbą, tai žinoma Wikipedijos. Tai Wikipedija juos apibūdina kaip taikomąją religinę filosofiją, o Scientologijos bažnyčia yra Scientologų religinė bendruomenė. O pačių Scientologų svetainė juos pristato kaip Rono Hubardo sukurta Scientologija yra religija, siūlanti tikslų kelią, vedantį visiškai ir užtikrintą tikrosios dvasinės prigimties ir santykio su savimi šeimą, grupėmis žmoniją, visomis gyvybės formomis, materialia visata, dvasinį supratimą, visatą ir aukščiausiąją būtybę. Čia ką yra tiksli, bet žinoma išversta citata. Kol kas jokių raudonų vėliavų, žinoma kabutės rodžiu, bet jūs nematėt. Tai gerai. Kol kas girdėjom, kad yra bičias vardu Ronas Hubardas, tai vadinsim tiesiog Roniu, nes tai bus lengviau ir jum ir man. Tai jis gimė 1911 metais kovo 13 dieną, o mirė 1986 metais sausio 24 dieną. Jaunystėje jis dažnai keisdavo vietas, nes tėtis buvo jūrininkas. Tai suprantat, tėtis turi ten pabūti ten. Kol kas dar vis daug raudonų vėliavų nėra. Tada jis bandė studijuoti Vašingtono universitete statybos inžineriją. Žinoma, nuo jos nebaigė, nes po 2 metų metė mokslą. Tada jis pradėjo savo rašytojo karjerą žanre Pulp Fiction. Tai šitas žanras verčiasi kaip ir Tarantino filmas, bulvarinis skaitalas. Tarantino filmas vadinasi Pulp Fiction, bet lietuvių išvertė yra bulvarinis skaitalas. Tai noriu pasakyti, kad čia net nėra tokio lietuviško atitikmens, tai aš apibūdinsiu tiesiog daugiau žodžių, patys sugalvosit. Tai čia yra žanras, kur aprašoma, kad yra vienas superherojus, o kiti yra blogiečiai ir jis taip gelbėja žmonės. Kažkas tokio, tai vis dar nematau daug raudonų vėliavų. Bet manau, pirmąją raudoną vėliavą jau to žinokit rasim. Tai nežinau ar pamiršot, bet 1939 metais prasidėjo Antras pasaulinis karas. Šiaip dar toks fun fact. Žinot, kad iki Antro pasaulinio karo pirmasis pasaulinis karas buvo vadinamas didžiuoju karu. Tada po Antro pasaulinio karo žmonės sakė, pirmam žuvo apie 20 mil žmonių, antram 80. Reikia kažką daryti. Ir istorikai nebūtų istorikai, jeigu neprimtų protingo sprendimo ir pavadintų dar didesniu karu. Tai čia taip bandžiau vėl pajuokauti, nežinau, gavos ar nesigavo, tai, žinoma, jie nepavadino didysis karas ir dar didesnis karas, jie pavadino lengviau pirmas ir antras pasaulinis. Manau, tai visiems daug ir lengviau. Tai gerai, grįžtam prie to, ko susirinkom. Tai prasidėjo karas ir visi žinom iš filmų, knygų, kas būna vyrams, kai juos pakviečia kariuomenę. Tai jis dalyvavo Antram pasauliniam kare, pačio jo ir visų Scientologų tiesa yra ta, kad jis laivyne vadovavo kariniam laivui, turėjo 21 karo apdovanojimą. Bet deja, kaip ir visi kiti superherojai, taip ir šitas buvo išgalvotas. Turiu menį tai, kad pagal JAV laivyną jis net niekada nebuvo sužalotas, turėjo 4 karo apdovanojimus ir vadovavo, taip irgi iš dalies, nes pirmą kartą susipyko su kitais vadovais ir dėl to buvo išsiųstas atgal, o dar kitą kartą jis tiesiog išbandė savo laivo ginklus, kaip jis pats manė į JAV priklausančią negyvenamą salą. Bet deja, ta sala priklausė meksikiečiams. Tai po šio incidento jis buvo pašalintas,
Taip pat dar norėčiau pridėti, kad jis didžiąją laiko dalį praleido dirbdamas administracinius darbus ofise ant žemės. Tai net nebūtų turėjęs tiek daug laiko susirinktų karo apdovanojimų, kaip jis pats teigia. Tai jis net nebūtų turėjęs laiko susirinktų 21 apdovanojimų, bet pats Ronis teigia, kad taip tiesiog bandoma padaryti jį durneliu prieš kitus. Na žinoma, ką jis daugiau galėjo ir pasakyti. Tada po šito sekė jau kita raudona vėliava. Jis tapo draugas su John Whiteside Parsons. Tai šito žmogaus istorija, sakyčiau, toks mini jokeris. Dieną jis buvo variklių inžinierius, chemikas, verslininkas, mokslininkas. Nu žodžiu, labai talentingas žmogus. Ir jis prisidėjo prie raketų variklio gaminimo ir tikrai daugas ten buvo gerbiamas ir žmogus sukūręs tokių specifinių variklių, kur net nežinau, ką jie daro ir net norėjau įdėti kaip informaciją, bet po to supratau, kad aš pats net nesuprantu, tai galvoju, tiesiog visi galvokim, kad jis žiauriai buvo talentingas ir gabus. Jis taip pat buvo ir Izraelio raketų programos patarėjas. Bet kitas jo veidas. Dabar ant fono reikia uždėti kokią muziką, kad jis atrodytų dar piktesnis ir blogesnis, tai... Nu tikrai ne šitą. Nu come on, tikiuosi mano klausytojams yra daugiau nei 12 metų. Opa, šitą tiks. Tai kasgi blogai buvo su Jacku? Buvo tas, kad jam patiko komunizmas, domėjosi juodąją magiją ir priklausė kitam kultui. Tai su Roniju labai artimai bendravo, kol Jackas neišdavė savo žmonos su žmonos sesė, o ta Jacko žmona išdavė Jacką su Roniu. Jau žinau, kad čia jums prasideda meksikietiška drama, bet laikykit. Tai Ronis su ta Jacko žmona pabėgo su visomis Jacko santaupomis. Atsiprašau, atkartojasi vardas Jackas, bet norėjau, kad aiškiai suprastumėt, kas čia vyko. Deja, Jackui nepasibaigė gerai, nes jis kaip būdamas toks, kitoks žmogus nei visi, tai ir faktas, kad numirė nepaprastai. Tai jis būdamas 32 tiesiog susisprogdino namuose, nes tai aišku, kad jis ten turėjo savo mini laboratoriją ir ten bandė visokius eksperimentus. Prezident kalbėjo apie raudonas vėliavas, tai jeigu kas skaičiuojat, galite žymėtis jau naują raudoną vėliavą. Tada prasidėjo lysti Ronio psichologinės problemos ir jis net rašė prašymą, kad JAV finansuotų jo gydymą. Internete radau tą laišką, kai jis kreipėsi į JAV veteranų fondą, kad jam padėtų, nes jam reikia psichologo ar net psichoterapijos vadovo. Šituos skirtumus šiaip labai gerai apibūdino Airdas Jankus vienam podcast'e, tai linkėjimai, nors vis tiek žinau, kad neklausai. Nes jis jaunystėje ir turėjo dar vieną raudoną vėliavą - šizofrenijos požymių, bipolinį sutrikimą. Ir kai pradėjo Scientologiją, jis jau buvo nebesuprantantis realybės. Tai trumpai tariant, turėjo labai daug bėdų. Bet dabar man iš šitos pusės jau ir gaila jau truputį. Nes žmogus pats turbūt suprato, kad jam nėra viskas gerai, kreipėsi pagalbas ir negavo. O aš kaip suprantu, tas fondas gali finansuoti tokius gydymus, bet gal jis neįrodė kažko. Tai, yra ir tokios truputį gailėties, bet, sunku galėti žmogų, kur, jeigu jam būtų kažkas padėję anksčiau, gal jis nebūtų ir buvęs toks blogas, tai nežinia. Gerai, o dabar apie pačią religiją gal daugiau papasakosiu. Tai Ronis 1950 metais išleido pseudomokslinę knygą Dianetics. Tai yra modernus mokslas apie psichinę sveikatą. Vėliau jis įkūrė organizaciją, kuri turėjo tai populiarinti, bet dėja ta organizacija bankrutavo. Tada, kiek vėliau pagal tas pačias Dianetics idėjas jis įkūrė religiją Scientologiją, apie kurią šiandien ir kalbėsim. Manoma, kad jis tai padarė, kad nereikėtų mokėti mokesčių. Tai iš, kad tu turės sukurti savo religiją, kad nemokėti mokesčių. Tai taip ir prasidėjo ta Scientologija. Tada jų puslapyje radau, kad Science reiškia žinojimas, o logos reiškia mokymas. Ir tai reiškia žinojimas kaip žinoti, arba angliškai būtų knowing how to know. Tada 1953 metais jie tapo oficialūs, o jau kitais metais atidarė pirmąją bažnyčią. Ji veikia ir iki dabar. Aktyvių narių yra apie 40 000 šiai dienai. Tai maždaug Marijampolės dydžio. Linkėjimai Sūduvai. Bet vėl greičiausiai niekas neklausys ir linkėjimai nieko. Jei kam įdomu, tai turim tokį padalinį ir Lietuvoje. Tai savo internetinėje svetainėje jie save pristato kaip modernę religiją ir apeliuoja, kad viskas keičiasi ir modernėja. Jie kalba apie tai, kad žmogus, čia jų svetainėje radau šitą žodį, bet jis gali reikšti tiek vyrą, tiek žmogų. Tai šitam kontekste, manau, jie turėjo omeny žmogus. Tai, kad žmogus yra daugiau savo aplinkos produktas nei genų. Tada tai, kad jie akcentuojasi į sielą, o ne į kūną ar protą. Ir čia yra jų pagrindinės tiesas. Ir dabar dar pavardinsiu kitas jų vertybės. Tai žmogus yra nemirtinga dvasinė būtybė, jo patirtis apima daugiau nei vieno gyvenimo, jo galimybės yra neribotas, net jei šiuo metu jos nėra suvokiama. Tai gal net ir jums, mano dalį klausytojų, kurios vertybės yra arti širdies, tai ir, kaip ir sakiau, nėra blogai. Tai tiesiog dabar norėčiau pasakoti, kas ten ir nebuvo taip gerai.
Tai jie darydavo tokius auditus, kur bando surasti tavo didžiausią traumą, nes jie mano, kad iš naujo juos išgyvendami jie gali taip neutralizuoti tą traumą ir taip analitinių proto pagalba pasiekti dvasinę būseną, kurie jie vadina clear arba lietuviškai skaidre. Audito metu jie naudoja įrenginį pavadinimu E-Meter Electropsychometer. Nu čia angliškas pavadinimas. Tai jie paduoda nestiprų šoką apie 1,5 voltų, tai pavyzdžiui, nuo 100 voltų jau tai yra žmogui pavojinga, bet žinoma yra ir mirčių nuo 42 voltų, nu bet vis tiek tas 1,5 volto kaip vienas alaus šotas prieš litrą baltos. Čia toks jau labai lietuviškas pavyzdys. Tai auditas yra pirmasis lygis iš 8 lygių. Nuo 1 iki 5 tu gali pasiekti Scientologų bažnyčioje, o likę 3 gaunami arba pagrindinėje bažnyčioje Amerikoje, arba tokiam laive, kuris yra tik toks vienas. Pasiekti pirmą lygį kainuoja apie, nu dabar gali duoda truputį laiko pagalvoti, tai $2750. Tada pasiekti antrą lygį jau beveik suma ir dvigubėja. Tai kainuoja $5300. Tada pasiekti trečią lygį kainuoja $9000, o nueiti iki 8 lygio gali kainuoti ir apie 200 000. Kitur apie 350 000. Iš vis, viena JAV aktorė, Lea Ramini, atskleidė, kad per 35 metus jis išleido $5 milijonus. Tai sakau, kiekvienam skirtingai, nes priklauso nuo lokacijos, kaip greit nori pereiti, ar savanoriauji ir panašiai. Nu suprantat, kad čia yra labai didelės sumos kaip bažnyčiai. Nu gal kažkas pagalvot, nesąnė, kad čia tiek daug pinigų, kaip tu gali būti taip, kad susidarytumėt vaizdą, kas ten kiek kainuoja. Tai žinoma, tu turi nusipirkti visas Ronio knygos ir visus jo kursus. Tai gaunasi apie 300 knygų, apie 3000 paskaitų ir 100 kursų. Keista, kad net 30 000. Tas testas su E-Meter kainuoja valandai $800. Kai įsilaužai taisyklę, turi vėl mokėti, o tos taisyklės yra tokios, kad tarnybos metu negali vartoti alkoholio, negalima vartoti vaistų nuo skausmo, negalima bendrauti su tuo, kas išėjo iš Scientologijos, negalima vėluoti į kursus, seksas nesantuokoje, tai iš vis patylėsi. O kaip ir kiekvienoje geriausioje valstybėje, negalima kritikuoti lyderių ir bažnyčios vertybių. Taip pat turi daug savanoriauti bažnyčiai ir už tai žinoma susimokėti, nes, savanorystė. Gerai, o dabar greitai dar kas yra įdomu. Tai tokios žvaigždės kaip Tomas Kruzas, Jonas Travolta, Jerry Seinfeldas, jie yra Scientologai. Bet yra ir daugiau žinomų žmonių, kurie yra Scientologai, bet visų nevardinsiu. Bet labai lengva pasigūglinti, tiesiog suvadat Celebrity, Scientology ir viskas. Taip pat dar yra žinomų žmonių, kurie norėjo tapti Scientologais, bet jiems nepavyko. Pavyzdžiui, Nicole Kidman, tai buvusi Kruzo žmona, norėjo tapti Scientologė, bet negalėjo, nes jos tėtis buvo psichologas ir akademikas. Na žinoma, tai prieštarauja Scientologų vertybėm ir dėl to buvo atmesta. Tai gerai, va tokį maždaug pagrindą kaip ir sužinojo. Tai nepateikiau jau labai daug informacijos, bet manau, kad basicus tikrai sužinojot ir turėsit dabar daugiau, ką įsivaizduosit, kaip kalbam apie Scientologus. Taip, bet dabar noriu papasakoti apie Scientologus, žinoma, dar toliau, bet apie tokią smagą dalį ir keista, kad man reikėjo net 5 kartus skaityti, 15 kartų bandyti verst, nes čia buvo labai įdomu. Tai yra toks Pietų parko epizodas apie Scientologiją, kur yra labai tiksliai atmėgdžiota ir dar buvo labai juokinga, kad vienu metu, kai jie, darė parodiją iš Scientologijos, jie ant ekrano rašė, kad tai yra tikrai, ko jie tiki, nes ant tiek yra crazy dalykų ir jie tuo tiki, tik noriu pabrėžti. Tai gerai, šiaip rekomenduočiau iš viso gal net pažiūrėti tą video dabar ir tada klausytis, ką aš papasakosiu, nes aš dabar tiesiog papasakosiu, ko jie tiki, o jeigu pažiūrėtumėt Pietų parko epizodą, nuorodą paliksiu apačioje, galėsit greičiau susirasti, bet ir galite į YouTube sversti South Park, Scientology. Kas suprantat angliškai, tikrai rekomenduoju pažiūrėti, tikrai bus daug įdomiau, nei aš čia paskaitysiu. Na, o jeigu negalit, tai tempkite ausis ir klausykit. Tai prieš 75 milijonus metų buvo galaktikos valdovas vardu Hinu. Jis valdė 26 žvaigždės ir 75 planetas, įskaitant Žemę. Arba pas juos, kaip žinoma, nesivadina čia Žemė, vadinasi Tigik. Tai tas Hinu nusprendė, kad yra per daug gyvybės jo planetose, tai dėl to jis surinko ateivius, juos sušaldė, tada sušalusius ateivius sumetė į ugnikalnį ir ten įmetė vandenilio bombas. Tada visų ateivių sielos išsilaisvino ir pradėjo kilti viršų kaip balionai. Tai dėl to Hinu ten nuskraidino didelius dulkių siurblius, kurie susirbė visus jų, atsiprašau. Tada nuskraidino didelius dulkių siurblius, kurie susirbė visus juos, nuskraidino į smegenų plovimo centrą ir ten buvo kino teatras, kurie 36 dienas žiūrėjo visokius vaizdus
Ir tada tas sielas išlaisvina ir juos įsiskverbia žmonės ir dėl to mes dabar turim baimės ir traumas. Primins, jie to tiki. Tai gerai, dabar ne į temą, bet jei su šitą istoriją būčiau nuėjęs į laidą, prajuokink mane, manau, būčiau pasiėmęs. Nu, ne 1000, bet tikrai ne 100 eurų. Tai gerai. Scientologijos kiti blogiai. Dabar numušiu truputį nuotaiką. Tai David Miscavige yra dabartinis Scientologijos lyderis. Ir kaip nebūtų keista, jis pasirodo daug viešai. Bet pavyzdžiui, nuo 2007 metų jo žmonos niekas nebematė. Na ir žinoma, bažnyčia sako, kad jie gyva, tiesiog nesirodo. Tai 2013 metais mano minėta aktorė, kuri buvo prieš tai Scientologija dėl tėvų ir su šituo kovojo, tai 2013 metais Lea Ramini parašė pareiškimą, kad ieško tos moters. Žinoma, jos dar niekas nerado, yra pranešta, kad 2013 metais Šelė buvo susitikusi su pareigūnais ir davė, tai čia Šelė, į ką yra to Davido žmona, ta, kuri dingus. Tai 2013 metais jinai buvo susitikusi su Los Andželo pareigūnais. Ten davė savo piršto antspaudus, nu ir tai pranešė, kad yra gyva. Bet kai tyrimui reikėjo pateikti visus tos įrodymus, tai dėja, net kavinės vaizdo kamerų medžiaga buvo ištrinta. O jei dar kažkas galvotų apie piršto antspaudus, tai jie dėja netiko. Tai taip šita situacija ir liko neišaiškinta. O dabar Davidas pats yra dingęs jau kelis metus dėl to, kad yra teisiamas dėl prekybos žmonėmis, vergovė, vaikų išnaudojimų, žmonos dingimas ir dar daug kitų dalykų. Na, kiti scientologai sako, kad tiesiog nežino, kur jis yra. Nu, bet suprantat visi, kad jie žino. Tai gerai, kas dar su scientologais yra negerai? Tai jie turi labai agresyvų požiūrį tuos, kas juos kritikuoja. Trumpai tariant, čia labiau dar praeitiek ir Ronis vadovavo. Kad jeigu jos kažkas kritikuoja, tai yra leidžiamas tai žmonėms susidoroti kaip tik nori fiziškai, psichologiškai. Čia buvo taip labiau praeitie, dabar jie to nelabai daro, nes per daug kalba žmonės, tada mano minėtas Pietų parko epizodas buvo kertinis, nes dar daugiau žmonių pradėjo klausinėti ir domėtis, kaip kas ir nuo to prasidėjo šios bažnyčios kritimas. Tada ir žinoma, Lea Ramini irgi prie to prisidėjo, nes jinai Amerikoje yra populiari aktorė, parašė savo knygą pavadinimu Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology. Lietuviškai dėja tokios knygos nėra. 2009 metais jie net gavo baną nuo Wikipedijos, kas net nežinau, ar yra įmanoma. Tai tagai dar norėčiau baigti kalbėti dabar apie Scientologus ir prieiti prie kito kulto. Tai kaip ir sakiau, jų vertybės gal ir nebuvo tokios blogos, bet tie skandalų gerai visur yra, nes yra, tarkim, visokių žmonių, bet jų labai daug, tada tie pinigų prašymai žmonių, naudojimai. Taip labai sas atrodo ir kuo daugiau žmonių dabar išeina. Aktorė Levini, taip kaip ir parašęs labai gerą knygą, tai rekomenduočiau paskaityti, daug atskleidžia, kaip ten kas viskas vyksta. Tai ir šiaip internete yra tokios gan įdomios informacijos, tai galite parašyti tiesiog Reddit, I'm a Scientologist, ir ten bus tokių įdomių potemių, kur Scientologai atsakinėja žmonių klausimus, tai jei kas dar norit pakrapštyti tą smegenų kevalą, tai drąsiai ten eikite, ten nėra tokio labai ir spicy dalyko, bet taip normalų žmonės atrodo protingi paaiškina, bet sakau, ten yra tiesiog žmonių nuomonės, tai jis gali net nebūti Scientologas, tai irgi atsargiai, bet sakau, man buvo įdomu ir pikta tiesiog organizacijas, kiek žmonių nukenčia, kaip ten neįmanoma iš jos išeiti, kaip jie elgiasi su tais, kas išeina, tai gerai. Tiesiog nusiraminam, atsigeriam kavos, kad užkeltume širdies pulsą ir einam prie kito kulto. O kitas kultas yra Mansono šeima, angliškai būtų Mansions Family. Tai nemaišykit su masonais, nes jei norit paklausyti apie masonus, būtinai įsijunkit Proto Pemzos tinklalaidę numeris 72. Linkėjimai Proto Pemziečiai. Kaip spėju, vėl neklauso. Šiandien kažkaip tuščių linkėjimų dieną, bet negaila. Tai Mansono šeima gyvavo apie 3 metus. Prasidėjo 1967 metais ir nustojo veikti. Kaip sakiau, 3 metus veikia, tai labai lengva matematika. Gerai, dabar žinau, kad jūs nematot, bet aš savo failę esu pasirašęs, nors ką tik prieš sekundę pasakiau, kad labai lengva matematika, bet aš esu pasirašęs ne 1970 metai, o 1670 metai. Tai pats ką tik save prigavau. Tai pasikartoju, nes čia vėl prasidėjo į lankas, tai prasidėjo 1967 metais ir nustojo veikti 1970 metais. Pyko metu turėjo net apie 100 žmonių. Ir jeigu prisimena 2019 metų Tarantino filmą Vieną kartą Holivude, jeigu nežiūrėjo dabar norėsit žiūrėti, tai neklausykit, bet masonai ten žudė tos žmonės. Pagrindinis žmogus šitam klane buvo Charles Mansonas, nes Mansono Family. Tai jis yra gimęs 1934 metais ir miręs 2017. Norėjau sakyti visai nesenai, bet senai jau 7 metai.
praėjo. Tai žmogus turėjo sunkią vaikystę, mama užaugus varginai, neturėjo pinigų ją išlaikyti, jinai buvo atidavus jį net žalaus bokalą, bet dėdė jis susigražino. Tai Čarlio vaikystė tikrai nebuvo kaip Čarlio, kuris buvo šokolado fabrike. Tai jis atskyręs nuo mamos dažnai nusižengdavo, pažeisdavo įstatymus, vogdavo mašinas, turėjo nedidelį kazino, kas lėmė tai, kad jau 1951 metais tapo Amerikos prezidentu. Jokauju. Tai 1951 metais, tai būdamas 17 metų, Monopolio terminais kalbant, jis buvo išmetęs, jau 3 kartų iš eilės dublį. O jeigu kas neždė Monopolio, tai jis tiesiog sėdo į kalėjimą. 17 metų, berniukas, jau sėdo į kalėjimą. Bet tais laikais jau vyrai buvo 17 metų. Jau įsivaizduoju kokį savo senelį sakant. Tai čia jūs, mes 17 metų jau šeimas turėjom. Kur senelį, kai įsikuria, pradeda sakyti ir turi visada palaukti tokį 4 sekundžių delay, nes jie tiesiog užsireidžina, supyksta. Ir tada, kol sugalvoja, ką pasakyti, tai, jo, turėti 17 metų, 16 vaikų, bet... Dabar 17 metų vaikai tiesiog turi vaipukus, geria primą ir nešioja plėštas džinsus. Tai seneliai, teks susitaikyti. O būdamas už grotų, jis išmoko 2 dalykus. Tai groti gitarą, o jį išmokė ne kas kitas kaip Alvinas Karpis. Tai vėl rekomendacijos keliauja link Proto Pemzos daržo, tai paklausykite apie jį Proto Pemzos epizodų. Tai jis buvo lietuvis, irgi toks mafukas, tai tiesiog malonu, kad bent kur Lietuva paminėta, kad ir kaip blogai. O kitas dalykas, ko jis domės, tai buvo Scientologija. Jis net buvo tai užregistravęs kaip savo religiją, tai nuo Scientologų toli nepabėgsi. Tai Mansono šeima susikūrė, kai Čarlis norėjo propaguoti hipišką gyvenimą. Jis susipažino su Mary Brunner ir persikraustė gyventi pas ją. Nes taip vyko. Jis sugebėjo ją įtikinti, kad jis leistų jam atsivesti daugiau merginų į namus ir taip pasinaudodavo savo charizmą. Ir jaunų merginų naivumu jis pas savo antrąją pusę apgyvendino net 18 moterų. Tai noriu pabrėžti, kad vyras... čia jau visas alfa patinas turbūt reikėtų sakyti. Pas savo merginą atsivedė dar 17 merginų. Ir viską išlaikė jo mergina. Tai pradžiai viskas buvo labai hipiška, tai narkotikai, muzika, taikios mintis, nežinau kas dar. Jau toks, prieš tai kokiu būsiu 15 red flagų, tai dar vienas red flagas, tai kad jis save laikė Jėzų. Nes kuo kitų tu save gali laikyti. Ir jis laikė save pranašu rasių kare. Kitai žodžiais, jis buvo tiesiog rasistas. Lemtingas posūkis šeimoje buvo, čia šeimoje turiuomenį gaujoje, šiaip net nežinau kaip sakyti, tai kai sakysi Manson family, tipo Mansono šeima, tai čia ne apie jo šeimą, o apie tą grupuotę, tai turėkite omeny. Tai kai netyčia 2 Mansono šeimos narės pavežė Beach Boy narys Dennis Wilson. Tada po kelių dienų vėl tos pačios merginas pavežė vėl tas pats Dennis ir taip gausi, kad jos pradėjo pasakoti apie Manson family, nes jie pradėjo kalbėti. Tai kol vieną kartą jis jas nusivežė pas save į namus. Ir taip jis sudomino, kad tada kitą kartą tiesiog pats Čarlis jau laukė Denio jo namuose. Tas faktas, kad jis laukė svetimuose namuose, juos įsilaužęs, tiesiog net nekreipkim dėmesio. Tai jie taip ir pradėjo savo bičiuliavimąsi. Tai jie sutikinėdavo vis dažniau, vartodavo kartu narkotikus ir užsimdavo grupiniais veiksmais, po kurių dauguma pasigavo gonorėją. Po to pas Denį namuose buvo 10 Mansono šeimos merginų. O už tai Denis Čarlis supažino su kitais muziko pasaulio atstovais, nes Čarlis labai norėjo išleisti savo muziką. Dar kas yra įdomu, kad ne tik šita grupė padarė didelį įtaką Mansonui, dar jam didelį įtaką padarė ir Beatles, nes jie išleido dainą Helter Skelter ir jis sakė, kad jinai inspiravo jų kovoti tarp rasių. Žinoma, Beatlai tai neigia ir sakė, kad jinai buvo inspiruota kitų dalykų, tai grįžtam prie Denio. Jis Manson family praleido 5 mėnesius ir išleido apie 100 000 JAV dolerių, kas dabar būtų apie 900 000. Bet Denis ir Čarlis susipyko, nes prasidėjo žiauriausi Manson family veiksmai. Tai jie nužudė 36 žmonės, bet dėl kai kurių dar trūksta įrodymų, kad jie būtų patvirtinti, tai aptarsiu kelis labiausiai žinomus. Tai pirmoji yra Sharon Tate, Amerikos aktorė ir modelis, buvo nužudyta savo namuose. Manson liepė savo sekėjams nuvažiuoti ir visus nužudyti, kas buvo tose namuose. Be Sharon buvo nužudyti dar 4 žmonės. Nusikaltimas buvo labai žiaurus, tai net nepasakos. Tai ir visą tai vykdė 3 žmonės iš Manson family. Tada buvo dar nužudytas muzikos mokytojas Hinmanas, kuris vienu metu bendravo su tais pačiais Manson family atstovais. Kažkodėl Čarlis sugalvojo, kad jis buvo turtingas ir laikė įkaitu, bet kai nieks nedavė pinigų, jis tiesiog jį paėmė ir nužudė. Tai ačiū Dievui, kad šitas kultas ilgai negyvavo, nes kaip per tokį trumpą laiką jie padarė tikrai per daug žalos ir šiaip bet kokia žala yra labai blogai. Tai žiūrėjau nuotraukas pagrindinių šeimos narių, tai buvo nejauku, nes jie visi turėjo
kryžiukus ant kaktos ir šiaip matosi, kad tokiam bare būtų nejauk net prieiti prie tokių žmonių. Nu, matosi iš išvaizdos, kad tu nenori bendrauti su tokiam žmogum. Ir ne dėl to, kad jis baisus, bet tiesiog, kad, nu, jeigu patys pažiūrėtumėt, suprastumėt, ką turiu menį. Tai Mansonas pats gyveno ilgai ir ilgai sėdėjo kalėjime, tai bent tiek susimokėjo. Tai tiek apie šį kultą ir dabar norėčiau prieiti prie paskutinio kulto, apie kurį šiandien kalbėsiu. Tai tikiuosi atsigėrėt kavos, užkėlėt savo pulsą ir dabar einam dar tą pulsą užkelt. Tai dabar kalbėsiu apie kultą, kuris vadinasi Nexium. Tai, nu čia toks yra angliškas pavadinimas, o jeigu jūs norėsit surasti į Google, apie jį daugiau pasiskaityti, tai būtų NX ir net ne Lexusas. Gerai. Paskutinis medinis uždaromų stalčių, kad, nu, nebeprisimintume, tai NXIVM. Tai Nexium. Tai čia buvo tokia įmonė, kurios viduje buvo kultas pavadinimu DOS. Nes pagrindinis žmogus buvo sugautas tik 2018 metais. Tai įmonės veikla buvo savęs tobulinimo kursai. Nu, tai iškart savęs tobulinimo kursai. Tai pagrindinis žmogus čia buvo Keitas Rainieri. Jis ir buvo tos įmonės vadovas. Turbūt aš čia įsakyčiau, kad jis yra idealiausias narcizo prototipas. Čia va turėtų būti žodynė šalia jo vardas ir pavardė. Tai jis savo darbuotojams duodavo 2000 bonusą, kad visi savaitį varytų kaimelį ir rengtų jo garbinimo pasirodymus. Dar jis save lygino su Einšteinu, nu, nes faktas, kad turi save lyginti su vienu protingiausiu žmogum ir Gandžiu. Nu, net nežinau, kodėl jis save su šituo lygino. Bet primenu, kad pati įmonė nebuvo kultas. Kultas buvo įmonės viduje. Tai tas kultas buvo sukurtas 2015 metais, maždaug 20 metų po įmonės įkūrimo ir veikia piramidės principų. Tai Keitas, tai iškart Keitas buvo viršuje, jis buvo vienintelis, net nenoriu sakyti aišku, kad jis buvo vienintelis vyras, nu bet čia man net kito žodžio net nežinau, ką čia galiu dar pasakyti, tai jis buvo vienintelis vyras. Dar antram laipteliu buvo 8 moteris, kurias įsitikino kažkaip prisijungti. O jos buvo išnaudojamas visokiems darbams, nuo namų tvarkymų iki seksualinės prievartos. Tada tos 8 moteris atvedė jam dar daugiau vergių. Čia į ką jis taip jas vadino, nes jis buvo visų jų vadovas, o visos moteris jam buvo vergės. Ir taip, kas yra laipteliu aukščiau, tada buvo prižiūrėtojas, o esantis apačioje moteris buvo laikomas vergais. Tai taip iš viso turėjo 150 moterų savo sektoje. Sąlygos buvo tikrai labai žiaurios, nes norėdamas patekti į kultą, turėdavo atsiųsti savo nuogos nuotrauką, turėjai paklusti kiekvienam Keito įsakymui bet kada ir bet kur ir bet kokiu būdu. Būdavo išventinimas, tai kai moteris turėjo stovėti nuogos ir kol jas filmuodavo karštu daiktu, dubenyje buvo paliekamas kulto ženklas. Ir tai aišku, kad buvo Keito Rainieri inicialai. Jis taip pat išreikalaudavo pateikti visą savo asmeninę informaciją, sąskaitas, viską. O taip pat tai ir video su nuotraukomis buvo naudojama šantažui, nes jau supratome iš anų kultų, kad taip vyksta. Vieną moterį jis buvo uždaręs net 2 metus, nes jį bendravo su kitu vyru ir priaugo 15 kg. Tai merginos turėdavo patirti tikrai per daug kančių, net nenoriu pasakoti, nes tiesiog nesuvokiama. Tai maždaug 2017 metais pradėjo išeiti pilna informacija apie tą kultą. Tada 2018 metais buvo reidas Meksikoje, kai vyko kaip tik išventinimas į kultą ir taip įsėdo 120 metų į kalėjimą. Žinoma, dar liko merginų, kurios jo tiki, bet ir daug atsisuko ir įsiblaivė nuo tos jo nesąmonės. Ir pradėjo kovoti prieš jį. Gerai, dabar pakalbėsiu apie mormonus. Tai vieni jos laiko religiją, kiti laiko kultų, tai nežinau, tiesiog pateiksiu informaciją. Bet šiaip, tarp kitko, vėl tie patys 184 podcast'e bičiukai labai gerai paskaitė žmonių gautus laiškus. Ir šiaip buvo įdomu, tai kas norit, rekomenduočiau pasiklausyti tą podcast'ą, bent tą dalį apie kultus, tai tikrai buvo įdomu. Nesakykit, kad norit, bet tie kultai turi kažką, kur pakrašto tą smegenų pusrutulį, kuris atsakingas už čipsų valgymą, už greito maisto vartojimą, už alaus to pačio vartojimą. Nu, man asmeniškai labai patiko. Tai gerai, dabar einam prie pačios mormonų istorijos. Tai jie save dar vadina pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Tai krikščioniškos kilmės religinis judėjimas. Juos įkūrė Josephas Smithas. Tai sakyčiau, vardas ir pavardė yra labai toks Sovietų sąjungos ir Anglijos mišinys, nes Josephas, nu, žinot, kieno vardas buvo, o Smithas tai čia yra viena populiariausių pavardžių Anglijai. Tai įdomi kombinacija. Jis įkūrė šitą mormonų bažnyčią 1830 metais balandžio 6 dieną, nes tada tiesiog buvo išleista mormonų knyga ir apie Josephą daug ką papasakoti negaliu, nes jis mirė ganėtinai jaunas.
Ir, tai buvo prieš 200 metų, tai ne 50, kaip kalbant apie Scientologus. Tai Smithas vaikystėje regėjo pranašystę, kur Dievas jį paskyrė būti pranašu. Spėjus žmogus atsidarė sapnininką, kas tais laikais buvo vyriausias kaimo žmogus, ir taip gavo inspiracijos. Tai negana to, 1844 metais mormonai Smithą iškėlė kandidatų į JAV prezidentus. Ir šį kartą nejokauju. Tada, tais pačiais metais, birželio 7 dieną, laikraščiai Navo Expositor, tai iškart blogai ištariau, tai įspausdinus mormonus kritikuojantį straipsnį, Josephas įsakė spaustuvę sunaikinti. Kažką turi jie bendro, tai su Scientologais. Dėl buvo suimtas ir įkalintas Kartage. Tai aišku, kad kilo susirėmimai tarp Smito šalininkų ir vietos pareigūnų ir kažkaip sugebėjo čia dar ir gaujos įsikišti. Tai konflikto metu Smithas buvo nušautas. Manau, Kennedys jį suprastų. Turėjau tai pasakyti, patys suprantat. Tai gerai, tokia buvo trumpa įžanga į mormonus. Tai apie juos kalbėsiu atsargiau, nes jų dabar yra aktyvių apie 17 milijonų. Tai tapti mormonu yra daug pigiau, kaip jie sako, iš vis nekainuoja. Ten gali paaukoti kiek nori. O tapti irgi yra labai paprasta. Susirandi tiesiog artimiausią bažnyčią, susitinki su dvasininkais, į tave pakrikštija ir viskas. Sakiau, vėl tie patys podcast'e, primenu, podcast numeris yra 184, tai papasakoja, tai ten net įdomiau pasiklausyti. O atpasakoti čia irgi nenori, nes ten galit paklausyti gyvai ir jie 3 labai gerai papildo, tai tikrai verta. Tai gerai, dabar čia klausykite dėmiai. Nes krikščionis lietuviai šitoje religijoje Dievas yra pasiskirstęs tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. O mormonai mano, kad tai yra 3 atskiri dievai. Taip pat krikščionybėje Biblija yra pagrindinė knyga, o mormonų yra daugiau. Taip pat yra ir panašumų. Tai Jėzus Kristus, tada monoteizmas ir etika. Tai čia panašumai. Tai mormonai. Mormonai taip pat tiki ir amžiną santuoką, amžinų progresų, krikštas už mirusiuosius, poligamija, seksualinis grynumas. Tai trumpai tariant, negali net galvoti nieko blogo, o apie masturbaciją ir porno iš vis jie nekenčia šitos industrijos. Taip pat jie dar laikosi seno gero pasniko ir šabo. Apie šitą religiją daug tokių didelių skandalų kaip ir neradau, bet tiesiog galiu paminėti tokius keistesnius dalykus. Tai Josephas Smithas turėjo apie 40 žmonų, nors mirė 38 metų, o jo žmonos buvo jaunas, pavyzdžiui, buvo kelios 14-metės, kelios 16-metės, bet buvo ir 56 metų moteris. Tai labai platus spektras. Tada antrasis prezidentas turėjo 56 žmonas, spektras irgi buvo panašus. Tai šiai dienai tiek daug žmonių jie nebeturi, nes maždaug prieš 80 metų tai pasikeitė ir nuo tada vienu metu jie turi tik vieną žmoną. Nežinau, aš jų nei palaikau, nei nepalaikau, bet žodis kultas gal ir būtų per drąsus palyginus tai, ką darė kiti, bet aš tiesiog manau, kad šita religija yra kaip ir visas religijos, nes visas religijos turi ir gražių dalykų, ir savo labai negražių paslapčių. Tai su šito pamokslo norėčiau perėti savo kitą pamokslą, kaip ir sakiau, aptarsiu pagrindinių religijų, pagrindinius dalykus trumpai ir aiškiai ir tiesiog bus kaip ir faktų skaitimas. Tai jeigu laukiat kokio protmušio, jeigu važiuosit, kaip ir sakiau, pas seną žmogų, tai galite pasiklausyti. Tikrai nepakenks, bet ir nieko labai daug turbūt naujo nesužinosit. Tai apie krikščionybę čia nekalbėsim, nes čia mūsų religija, manau, dauguma ir viską žinom. Pirma religija, apie kurią kalbėsiu, tai bus judaizmas. Yra žydų, judėjų kultūra ir religija. Religija taip pat yra viena seniausia, jie yra 4000 metų. Tai pagrindinė knyga yra Tora, bet ten realiai 5 yra pagrindinės knygos ir tiesiog pavadintos taip. Tai Toros knygos vadinamos pradžios, išėjimo, kunigų, skaičių ir pakartoto įstatymo. Maldos namai yra sinagogos, o pagal legendą Solomonas pirmąją sinagogą pastatė 1000 metų prieš Kristų į Jeruzalėje. Kas dar įdomu, žydų yra apie 15 milijonų, palyginus 2,5 milijardo krikščionių. Tai nėra jau toks didelis skaičius. Tada jie dar turi savo dietą, jį vadinasi košerinė, tai taisyklės yra tokios. Negalima maišyti grietinę su mėsa, tai cepekai jau atkrenta. Draudžiama valgyti kiaulieną ir kai kurias kitas mėsos rūšis. Negalima gerti ne pagal ritualinius nurodymus paruoštą vyną. Rabinai košerinį maistą laiko sveiku maistu, kurį vartodami judėjai gali išlaikyti savo stiprybę ir sveikatą. Košerinėme maiste dominuoja daržovės, vengiama vienu metu valgyti pieniškus ir mėsiškus produktus, kurie pilve sukeltų maisto rūgimą ar puvimą. Fair, nežinau, neturiu ką pridurti. Tai kita religija bus budizmas. Ši religija yra atsiradusi Šiaurės Indijoje maždaug prieš 100 metų prieš mūsų erą. Išplito pietryčių ir centrinėje Azijoje. Žmonių tokių yra apie 500 milijonų. Buda tai vardas, kuris reiškia atbudęs, nušvitęs.
o jis kilo iš Tai. Tai pagal kurio šaltinis tai ir Tai yra pusiau legendinis indų princas. Laisva valia jis išdės karališkų rūmų prabangos. Būdos mokymas propaguoja žmogaus tobulėjimą ir moko, kad žmogus pats kūrė savo likimą, budistinis mąstymas nepripažįsta vieno asmens garbinimo, žmogaus tai ar dievo. Budizmo esmė tikėjimas, kad atbūsti arba nušvysti gali bet kuris žmogus, kuris vis besikartojančio atgimimų, samsara, kad ir kaip juokingai skamba, tiekmėje vadovausis Budos pavyzdžiu bei mokymu ir remsi savo asmeninėmis pastangomis. Budistų tikslas - atbusti pačiam ir pradėti išgelbėti skausmingų atgimimų visoms kitoms būtybėmis. Galutinis atbudimo nušvitimo tikslas yra nirvana. Tai linkėjimai nirvanai netyčia klausot. Sakiau, linkėjimų laida. Budizmo gairės yra 4 tauriosios tiesos, nesavastingumas, taurusis 8-lypis kelias. Tai nesavastingumas reiškia, kad kaip individas neturi jokio aš. 4 tauriosios tiesos yra tiesa apie kančią, tiesa apie kančios atsiradimą, tiesa apie kančios įveikimą, tiesa apie kelią vedantį iš kančios. Tada taurusis 8-lypis kelias yra, čia jau įsitempkit, tobulos pažiūros teisingas 4 taurių tiesų ir būties nesavastingumo supratimas. Tobulas nusiteikimas arba teisingas ketinimas, teisingas ryžtas. Tobulas kalbėjimas - tai susilaikymas nuo melo, šmeižto ar apkalbų. Tobulas elgesys - susilaikymas nuo elgesio besikertančio su šyla. Tobulas pragyvenimo šaltinis - susilaikymas nuo darbų, kurios kenkia kitoms gyvoms būtybėms. Tobulas pastangos - priešinimasis viskam, kas kūrė nesveiką karmą ir puoselėjimas to, kas kūrė sveiką karmą. Tobulas budrumas - nuolatinis kūno, jausmų, mąstymų ir minčių objekto budrumas. Tobulas susiteikimas - tobulas susitelkimas - sąmonės nedrumsčia jokie veiksniai. Tai jų maldos namai būtų tiesiog budistų šventykla, bendros knygos ir dievo, kaip aš sakiau, jie neturi. Šiaip budistai yra vegetarai, bet čia pagal regionus, kaip supratau, tai nėra tokia visiškai griežta taisyklė. Tai alkoholio vartoti taip pat negalima. Pakalbėsiu dabar apie islamą. Tai reiškia nepaklusnumą dievui. Ir tai yra antra pagal dydį religija, o ją tiki apie 2 milijardai žmonių. Islamą išpažįsta arabai, turkai, Afganistanas, Pakistanas, Azerbaidžanas. Ši religija turi taip pat 2 šakas, tai sunizmas ir siizmas. Sunitų yra 90%. Jos išpažinėjai yra musulmonai, tiki vienintelį ir amžinų dievą Allahu ir jo pranašu Mohamedu. Musulmonų maldos namai yra mečetė. Šventoji knyga yra Koranas. Tai musulmonų 5 pagrindinės pareigos yra šahada, kiekvienas musulmonas turi paliudyti ištikėjimo žodžiu, salatas, kasdienis 5 maldas pagal Koraną ir Suną, zakiatas, privalomas apvalomasis turto mokestis. Saumas, pasninkas Ramadano mėnesį. Ir čadas, kelionė į Meką, į tai įmanoma. Ir islamas prasidėjo 610 metais. Mūsų eros metais jau. Ramadanas yra 4 mėnuo pagal islamiškąjį kalendorių. Per Ramadaną Mohamedui buvo pradėtas apsireikšti Koranas, o jo metu daug laiko tikintieji praleidžia mečetėse. Kiekvieną dieną viso pasaulio musulmonai keliasi prieš aušrą, kad pavalgytų ir atliktų Fajr maldą. Tai Fajr rašosi F-A-J-R. Šį mėnesį šviesiu paros laiku musulmonai turi susilaikyti nuo valgymo, gėrimo, rūkymo ir lytinių santykių. Valgymas šį mėnesį be priežasčių dienos metu islame yra laikomas nuodėme. Žinoma, vaikams, seniems žmonėms pastikas neprivalomas. Nėščiosios ir maitinančios motinos ir ligoniai gali jį nukelti. Musulmonų kalendorius turi, ne kaip Remi sakė, 365 dienas, o 354. Taip pat jų didžiausias nuodėmės dar yra vadinamos haram. Tarnavimas kitoms dievybėms, žmogžudystė, magijos praktikavimas, nesimeldimas, nemokėti zakato, Ramadano mėnesį pasninko pralaidimas be rimtos priežasties, hadžo neatlikimas, jei tam leidžia sąlygos, nepagarba tėvams, giminių apleidimas, nesantuokiniai santykiai ir svetimavimas, homoseksualumas, palūkininkavimas, neteisėtas našlaičio turto vartojimas, melavimas apie Alachą ir jo pranašą, pabėgimas iš mūšio lauko ir taip pat jie negali valgyti šitų dalykų. Tai yra alkoholis, gyvulių riebalai, gyvulių taukai, kiauliena, kumpis, lydyti kiaulės taukai, sultinys, etanolis, želatina. Paprastai gyvulinės kilmės dažniausiai yra iš kiaulės, tai čia dėl to. Pepsinas, vanilė ir išrūgos. Ir dabar einam prie paskutinės didelės religijos, tai yra hinduizmas. Ir juo tiki apie 1,2 milijardo žmonių. Hinduizmas dar buvo vadinamas induizmu, nes atsirado Indijoje. Originalumas 3000. Ir daugiausia žmonių tikinčių hinduizmų yra Indijoje. Jis atsirado panašiai kaip budizmas 100 metų prieš mūsų erą.
Hinduistai save linkia vadinti Sanata Dharma, kas verčiasi amžinas įstatymas. Jų maldos namai yra mandir, jų šventos knygos yra Vedos. Hinduizmo religinė praktika apima kasdienis ritualas, gyvenimo ciklo įvykius ir religinės apeigas šventyklose. Kiekvieną rytą ir vakarą atliekamas sandha ritualas, tai yra apsiplovimas, malda, mantros giedojimas, simbolinė auka dievams, tai gėlė ar vanduo. Tai joga yra indų filosofijos mokymas, apimantis įvairius fizinius ir mentalinius pratimus kaip asanas, pranajaja, meditacija bei askezė. Štai 4 pagrindinės jogos rūšis. Bhakti joga tai dvasinio atsidavimo kelias, karma joga, doros kelias, džana joga, išminties kelias ir radža meditavimo kelias. Tai populiariausia jų šventė yra Holi. Tai šventė, kuri atrodo kaip bėgimas, kur tave dažo Vilniuje. Tai Color Run Vilnius, man atrodo, taip vadinas. Tai šventė simbolizuoja pagal vienus šaltinis meilę, pagal kitus naujus metus. Dievų jie turi labai daug, tai net neįsiplėsi tą temą. Tai tiek pririnkau informacijos, tikiuosi buvo įdomu, smagu ir gal net naudinga klausyti. Tai žinokit, daug ir nesiplės, tiesiog palinkėsiu geros dienos ir linkiu susiklausyti kitą kartą. Čiau!